Kiauraraštis aisčių puošyboje. Segė. Baltijos jūros rytinėje pakrantėje plyti Lietuva, o netoli Nemuno ir jūros upės santakos, jos kairiajame krante, įsikūrė Dauglaukis. Sena gyvenvietė, menanti laikus, kai 1 amžiaus pabaigoje nuo Sembos atsikėlė Gintaro kelio prekybininkų kolonija. Čia jie išgyveno savąjį Gintaro kelio aukso amžių, ir jų palikimas yra tiesiog stulbinančio grožio. Vienas iš to grožio stebuklų buvo rastas 14 moters kape, kuris datuojamas tarp 150 ir 220 metų. Įkapių nedaug, kaklo vėrinys iš balto stiklo ir emalio karolių, raudonų, mėlynų, juodų, geltonų, perskirtų žalvariniais įvijiniais pakabučiais. Greta – žalvarinė segė su pakabučiais, kurie primena klevo lapo sėklų siluetą. Segė reta ir yra tikras meistrystės perlas meninė ir technologinė prasme. Keturkampė, su įgaubtais šonais, ištisai dabinta kiauraraščiu. Nedidelė, 4 cm ilgio, 2,5 cm aukščio, vos 2 mm storio. Adata ir segės sienelės skiriantis tarpas tesiekia 8 mm ir ji buvo skirta iš ploniausio lino padarytam rūbui susekti. Meistras ją liejo. Padarė vaškinį modelį, aplipdė moliu ir per angą pylė žalvarį. 2 amžiuje ją išlieti buvo sunku, nes segė labai plona, daug ertmių ir ataugų. Dabar tokiems liejiniams naudoja centrifugą arba slėginį liejimo indą. Matyt, kad be rankinės centrifugos neapsiėjo ir tada. Segė užbūrė paprastumu ir grakštumu. Šie bruožai būdingi ir šių dienų baltų menui, ir kažin ar kas nustebtų pamatęs tokią segę dabartinės moters rūbų klostėse.